Visi sveiki, su jumi vėl aš Šarūnas Gudunskas. Jūs pas mane svečiuose, paukščių čia mažai. Kitus suvariau, buvo atvežę pašarus čia man, kroviausi, tai lyjo smarkiau biškį, tai taip sušlapo. Paskui ėjau biškį į vidų, arbatą. Dar reikėjo ten laiškų parašyti, tai suvariau, dabar tingiu jos atidaryti. Šitie, kas ant stogo šliaužė, dabar laikiau pavaikšto. Dabar noriu pakalbėti labai tą aktualią temą, kaip tos pasiruošti paukščius. Iškylo tokia diskusija pas draugą. Siūlo jam parduoti savo paukščius, jis dabar užsiims, reiškiasi, kitą mostim. Nu ir dabar sako, ten jie nededa kiaušinių, man ten nepatinka, jie man šitų gaila. Tai kalbam taip, kad reiškiasi, kaip pasiruošti paukščius, ne tik savo, bet ir svetimus paukščius. Aš kaip ir sakiau, pirmoji eilėje paukščius reikia įsigydyti, savo ar svetimus. Paukščiai turi būti išgydyti pilnai. Jeigu jūs nedarote vakcinacijos, tai skyrus kitus požymius, ten daleiskim vakcinuojasi, tai ten nuo adenoviruso, bet ta vakcina yra neoficiali, tai aš sakyčiau, kad ir nesivakcinuoja, nes bagažinėse iš Čekijos atvežė Lenkam, Lenkai bagažinėse pardavinėja lietuviams, ir ta vakcina niekam tikus. Tai neskaičiuoju. Ir reiškiasi, jeigu paėmus legalią vakciną, kuri yra registruota, daleiskim Lenkijoje. Jeigu jūs ten iš Čekijos nusipirksite, atsivešite patys, tai pilnai sutinku. Bet, imam, kad turim mes čia. Mes turim vakciną nuo salmonelos, reiškiasi nuo paramiksvyro ir nuo kvėpavimo takų. Bet, kai žinom, vakcina yra metinė, bet jinai metam einant į galą, tai pavyzdžiui, jeigu jūs rudenį skiepinat, šiuo metu, tai reiškiasi, iki kitų metų rudens jau jinai silpnės ir tie paukščiai gali susirgti. Tai imunitetas antikūnius mažiau gamina ir panašiai. Bet nuo kitų ligų, ten kaip kokcidiozė, trichomonas ir visos kitos lygos vakcina neapsaugo. Tai ką noriu pasakyti? Įsigijus paukščius arba net prieš perėjimą, pradedam taip, turite paukščius, reiškia, ar jūs vakcinavot, nevakcinavot, perėjimo laikotarpiu aš darau tokį dalyką, kaip sakyt, pilnas prasigydymas. Aš vakcinas, kaip ir sakiau, kaitalioju, vienais metais trivalentė, kitais metais vienvalentė, tai reiškia, jeigu vienvalentė, aš tai būtinai darau. Reiškia, dabar neturiu, baigėsi, aš jau pragirdžiau savo paukščius nuo salmonelos. Tai yra labai geri vaistai, Pantekso, reiškia, tai bet pradedam nuo to. Daleiskim, dabar nuo salmonelos mes neturim ir negirdom. Kitą savaitę bus, nes labai daug tų vaistų išvažiuoja į užsienį. Tai kažkaip nesukoreguojam to kiekio, kiek turėti jo ir panašiai. Tai daleiskim tas gydymas, pasiruošimas perėjimui, kai ten sako, kiaušinių nededa, ten kiaušiniai neversti, ten jaunikliai lizduose stimpa, kiaušiniai tušti. Tai pirmoji eilėje įsigydykim savo paukščius pilnai. Būtinai. Tai sakau, sezono pasiruošimas tai ilgas ir nuobodus procesas, bet kokiu atveju. Nėra taip, jauniklių nieko negaunam, reiškia, pinigų negaunam, euro ar 3 ten, reiškia, už kiaušinį, viskas to baigėsi. Ne, vyrai. Jeigu norite, kad užaugtų daug ir stiprių jauniklių, pasiruoškit savo paukščius, savo augintinius. Tai pavyzdžiui, aš infekcinės lygos jau rodžiau. Jau
mačiau žmonės protingi užsipirko ir reiškėsi, nu, nefokusuoja velnias. Iš toliau reikėtų jį va taip va tada. Pafokusuosim iš toliau. Priartinsiu va taip va. Tai va. Šitas va dalykėlis. Nuo infekcinių lygų. Tame tarpe ir salmoneliozė jiems jisai. Bet sakau, va čia prasigirdom 7-10 dienų. Dar geriausia, nes 10 dienų pragirdėm šitą vaistą, ane? Ir ruošiamės kitam dalykui. Tai aš parodysiu po šitų vaistų paskui probiotikus, vitaminus. Nors ir daug žinote, bet gal parodysiu, ką aš kokius naudoju. Aišku, ateisite parduotuvėje, pas Valdą aš jums parodysiu. Yra ten ir probiotikai, ir elektrolitai, ir vitaminai. Tai va, 7-10 dienų girdot visus savo paukščius. Dabar ruošdami, jau net reikėjo ir anksčiau, bet dabar pradėkime ruošti, jeigu jūs jau sumastysite turėti sveiką būrį, kad ten guzai ant sparnų krenta, šiškos, šlubuoja ten, nu ir visokie dalykai paskui ten įvyksta. Tai pradėkime nuo to. Paėmėm šitą vaistą, prasigirdėm 10 dienų, širai kiekvieną dieną keisdami vandenį, padarom, reiškiasi, lesalą, duodam palesti ir po kokio gero pusvalandžio, valandos pastatom vaistus, paukščiai nori gerti, visi gerai atsigeria, visi žvalūs, visi stiprus, nesvarbu, kad nėra niunzų, girdom, prasigirdėm. Probiotikai, vitaminai, elektrolitai, atstatėm paukštį. Įmam, geriausia tai būtų prieš pat perėjimą, jau paskutintų, jau po salmonelos va šitą susigirdom, paskui salmonelą, reiškisi, nuo salmoneliozės prasigirdom ir vėlgi tas pats vitaminai savaitę probiotikai, ten ar 14 dienų kiek yra. Ir prieš pat perėjimą kokci gel. Ir aš jums galiu pasakyti, jūsų paukščiai salmonela, tos vaistus, kuriuos parodysiu, jie bus kitą savaitę. Ir, reiškiasi, dezinfekcion mix irgi kitą savaitę bus. Dabar buvau užsiprašę į vokiečius, kaip tik paukščius siųsiu į vokiečius. Ir daug vaistų, reiškiasi, ir į tą pačią Rusiją. Irgi atvažiuoja pirmadienį. Pirmadienį irgi įsiveš vaistus. Tai va, tai, nu, čia nesvarbu, reiškiasi, bet turėsiu vaistus, tai įsivaizduokite, kai sakau, kai visi kiti, reiškiasi, nuo salmonelos ten 5 dienos, minimum 14, net profilaktika rekomenduoja 14 dienų. 14 dienų profilaktiškai girdytis 14 dienų nuo salmoneliozės, o ten net 16 dienų. Tai va, jeigu mes pasiruošime paukščius normaliai, ten slogos visokios, ten ornitozės, tai yra sezoninis toks dalykas ir kuris daug priklauso nuo mūsų. Ir jeigu mes ten, reiškiasi, skersvėjų nedarysim, dulkių nebus balandiniai, gera ventiliacija, reiškiasi, mes su tokiais dalykais retai kada susidursim. Šalto vandens nenaudosime. Tai va, tai.
Tai, o profilaktika, vyručiai, va tas visas įsigydymas, net ne profilaktika būtų įsigydymas, tai yra sėkmė, kaip aš ne kartą yra sakiau, sėkmė perėjimo laikotarpiu. Skrydžiams, jaunikliams įtakoja, bus sveiki jaunikliai, be ligų ir panašiai. Ir paskui, jau kur aš rodžiau ne kartą, visi tie žoliniai preparatai visą sezoną eina kaip apsauginis skydas. Apsauginis skydas nuo visų šitų ligų, kad jos nepaplistų. Tai ir savo draugui tam sakau, tu pasiruoši, tavo paukščiai bus tavo. Kada tu įsiperėsi, kada jaunikliai bus jau tavo, atsirinksi ir bus viskas tvarkoj, pasidarysi paukščius tokius, kokius tu nori. Tai va, tai ir visiems sakau, nėra taip, jo nupirkau, sveikas atrodo. Visuose paukščiuose yra savo tas ligų buketas, kuris tik pasikeitų sąlygom, sakau, pablogėjus sąlygom iškart pasirodo ir iškart išlenda. Tai sakau, kol pilnai turite įsigydyti kokcidiozę, trichamoną, gelmitus ten tie visi ir visas dezinfekcinės, čia dabar vėl priartinau labai. Infekcinės ligas, salmonelą išgyvendyti iš pačio balandžio, nes kaip neprižiūrėsi, vis tiek visi rašo, skambina, atsivežėm tų tablečių šunim, katėms, baitrilo šimtus ir tai visas išpirko, pas visus guzai, tai aš įsakau, paukščiai yra neišgydyti, nedagydyti normaliai, neišvarytas tas brūdas iš pačio paukščio organizmo. Tai kaip ir žmogui, jis ten, jeigu biški gėrė tablečių, biški negėrė ir žiūrėkit, su spaudimu žmogus, jeigu serga, jis turi kiekvieną dieną stabilizuoti savo spaudimą ten. Ir taip ir čia turi būti kiekvienais metais totalus pragydymas. Geras pragydymas, pilna praeiti visą kursą, kad pasiruošti paukščius, o paskui tik tai palaikyti, reiškia, stabilumą su visais žoliniais preparatais, ten skrydžiam, jėga, raumenis, dabar dar atvešiu ant mugės pabandyti jums irgi priemonę tokią, su pašarais. Nepaslaptys, kad visi bando nupirkti kur nors pigiau, ten kažkas grūdų pasiūlė, papigiai, ten griebė Lenkijoje kokį pašariuką, maišiukose papilstytą nupirko. Čia jau sakau, niekam nepaslaptys ir mes visi tai žinom, tai vat bus tada paukščiai pradeda tredaliot nuo to pašaro, ten apsinuodina ir panašiai toksinai, tai bus milteliai tokie, į pašarą iš karto įmaišot, nereikia jo nei drekinti nieko, įmaišot, sumaišot ir duodat lestot. Įsigijot papigiaiską pašarą kažkur ir iš karto tokius miltelius sumaišykite ir iš karto apsaugosit savo paukščius. Arba jau matot, pirkot maišą, kai dažniausiai būna, sako, blemba, toks buvo maišas gražus turgui, atidarytas ten Prienuose, Jonavoj, Kėdainiuose, nesvarbu. O paėmiau kitą, tai toks pilkas grūdas, netoks švarus, bet aišku, pinigai sumokėti, norėtųsi sušert. Tai vad sakau, tą mišinuką sumaišysite ir reiškiasi nuims toksinus, visus tokius ir jūsų paukščiai liks apsaugoti. Tai yra tokių visokių dalykų, bet pirmoji eiliai tai reikia įsigydyti, sakau. Tai va, šitus du dalykus, kokcigėlis bus,
dezinfekcinis bus kitą savaitę, su parastopu bus kitą savaitę. Tai va, tai taip, kad sakau, pirmoji eilėj visas ligas, pagrindinės bjaurios lygos, aš jums sakau, tai kas nesusidūrė, bet aš manau, kad visi susidūrė šiais metais, kad daug kas skundėsi, sakau, kad stimpa, nuleidžia sparnus, kvapas balandiniai vandeniu varo ir kiekvieną dieną stipimas, tai kokcidiozė reiškiasi ir guzai ten tos visos šiškos, tai salmoneliozė, tai sakau, pagrindas, va tie 3 vaistai, jūs paimkit normaliai, sakau, pasiruošimas perėjimui, tai ne tada prasideda, kaip jau lizdus atidarėt ir jau ten. Ne, reik, aš kaip sakau, visą sezoną balandininkas neturi kada atsipalaiduot. Turi būti pasisurašyta viskas, kada porinsit, kada dėsit ir sakau, ir iš anksto dar, sakau, kas porins pavasarį, laiko yra, ruoškitės, bet ir sakau, tas laikas įsivaizduokite, jeigu nuo salmonelos gydysite ten 14-16 dienų, tai pusę mėnesio, paskui 7 dienos vitaminai, ir probiotikai, plius minus ten ir įvairių tų probiotikų ten, vėlgi minimum 7 dienos, 10 dienų, vat ir skaičiuokit, mėnesis vienam vaistui, beveik mėnesis vienam vaistui, kad įsigydyt pilnai nuo tam tikros ligos. O čia reikia 3 mėnesių pasiruošti paukščiams. Tai va, aš jums sakau, 3 mėnesiai iki perėjimo. Tai, va, kas dės ten gegužį, kovą, dar, va dabar pats laikas. Jau reikėjo vakar, aišku, bet, galite va taip pasiplanuoti, žinai, kad būtinai vyrai skiepinat labai gerai ir įsigydykit viską iki nulio, kad jumi nekamuotų guziukai, sparniukai, visokie tokie dalykai. Ir paskui sakau ten, kiaušinių neverčia, nededa, neaugina, nieko neužauginau. Reiškiasi, jeigu nieko neužauginai, jauniklių neaugina, net širikai nepadeda geriai užauginti lizduose stimpa, reiškiasi, jau jaunikliai užmegzti su liga. Tai va, tai pabandykite mano receptą ir pamatysite, kaip viskas bus gerai. Visas sezonas. Aš kalbu daug labai su užsienio balandininkais, ten, kaip sakytas, užsienis toksai. Kalbu aš daug nemoku, aišku, tai viskas vyksta rusiškai, tai su rusakalbiais, tai ir Ukraina, Vokietija, kaip sakyti, ką tu ten Vokietija. Vokietija irgi ne taip paprasta su vaistais, kaip ir pas mumi, turėtumėte eiti į veterinariją, ten kreiptis pas gydytojus, o taip ten nuvažiavęs jisai, labą dieną, nieko nebus. Pas jos ir turguose vaistais nieks neprekiauja ir ten viskas čia jiem ne Lenkija. Pas mumi viskas uždrausta. Reiškiasi tik savo, tu savo gali atsivežęs, ką tu čia darai, kaip aš va. Bet jums parekomenduoju, kad matytumėte, tai ir ten taip pat. O kitose šalyse tai yra, sunku susigaudyti, ką ten veža, iš kur ten veža, ką ten daro. Tai su žmonėm kalbu ir daug kas po to skambina, po kiekvieno ten to sezono. Viskas pasikeitė, viskas labai gerai.
kažkaip nebuvo jokių pretenzijų iš žmonių, kad ten va tas nieko gero. Tas viskas yra gerai. Čia yra gerai, čia aš nesiūlau jums kiekvieną ten savaitę trūčinti paukščius, bet pirmoje eilėje aš visada sakau, įsigydykit. Bet kokie paukščiai, sakau, kada veisėjas jums deklaruoja, kad yra skiepyti, kad yra visada pragirdomi paukščiai, stiprus paukščiai, bet ir tai reikia, dėl to, kad sakau, su kiekvienu skiepu, sakau, jeigu metinis skiepas, jį net siūlo dabar, kad skiepyti, reiškiasi, 3 savaičių jauniklį ir po to dar perskiepinti rudenį su metinė vakcina. Įsivaizduojat, rudenį. Tada pilnus metus imunitetas stiprus prieš tas ligas. Nenusilpsta antikūniai gamintis. Tai va, o mes, kaip žinome, net Paramix virusą trivalentę lenkišką vakciną sumasto žmonės skiepintis vieną kartą, o po 3 savaičių atseit nereikia perskiepinti, nes aš kiekvienais metais skiepinu. Nu, tiesiog nesąmonė. Tiesiog nesąmonė, vyrai. Nu, tai va, o tokių profesorių, tai pilnas turgus aplamai, tai pagalvokit, sakau. Aš eilę metų taip darau, viskas labai gerai, viskas labai tvarkoj, neturim mes kažkokių tokių bėdų smarkių. Kaip sakau, nebūna, kad paukščiai nesirgtų. Tai atsiranda ir sloga, ir pasitraukia koks jauniklis. Viskas čia labai natūralu. Tai įsivaizduokit, jeigu gyventume tokiam būry kaip pat paukščiai, daleiskim, paimkime, gyvenate dabar vienoj patalpoj, kaip armijoje, pavyzdžiui, ten batalionas, tai ir ten iš trijų būrių, tai būrys po 30 žmonių, tai 90 žmonių, tai per tą laiką, ten per 2 metus visi kažko tai sirgo ir taip ir čia, jeigu bendrabutį paėmus irgi, tai va ir paukščiuose visko yra, bet sakau, tai nebūna masiški susirgymai, masiški mirtini susirgymai, tai labai greitai viskas reguliuojasi. Va, ir dažniausiai tai būna tarp jaunų paukščių. Tarp vyresnių paukščių jau jie pragydyti, praskiepyti, jie stipresni, bet vis tiek kiekvienais metais turim tai daryti. Vyrai, turim taip daryti. Ir sakau, ten, neklausykit, sakau, tų žmonių tokių, jis nesvarbu, kad jis ten turgų autoritetas ar ten kas jisai, bet pagalvokit apie tai, kad ne visada protingai patiria, kad ten vieną kartą man užtenka, arba aš ten dar kažką daskiepinu. Skiepas ima, jeigu paimėte mikosalmovyrą, po 3 savaičių mikosalmovyrų ir dasiskiepinate. Jokių kitokių ten skiepų nepanaudosite ir nenaudokite. O jeigu jisai yra vienvalentis, reiškia, vieną kartą metasi, tai aš jums siūlau 3 savaičių jauniklius, 4 lai būna mėnesio, nes jauniklis turi įgaunamą imunitetą, įgaunamą tai yra nuo tėvų ir įgimta. Tai įgaunamas imunitetas, jį kol šeria tėvai, jis biški saugomas. Tai jau sakau, 3 savaičių reikia skiepintis ir jis dar sustiprina ir gale metų rugsėjį dar perskiepint. Tai bus super variantas ir pamatysite kaip. Tai va, o sakau, vaistų
va tokių vaistų jums reikia. Ir dar sakau, nuo salmonelos, tai parodysiu kitą savaitę. Grįž siunta. Ketvirtadienį jau pas mane, tai tada bus ir dezinfekcinės, ir nuo salmonelos. Tai va, taip, kad viskas labai paprasta, kada žinai, kada tvarkaisi, tai čia nieko nesunku, viskas įprasta ir svarbu viską laiku pasidaryti ir bus gerai. Bus gerai, taip kad čia nėra baisaus ir pakeisti paukščius, reiškiasi pakeisti veislę, jeigu jūs to norite. Tik tas paukščius susitvarkykite pilnai. Taip kad, nu ką, aš čia daug prikalbėjau, privariau, arbata mano atšalo, lietus vis tiek lynoja, pašarų užsivežiau dar pašarų likutį, reiškiasi pasirašiau perėjimui. Perėjimui dėl to, kad jau paskui neužkalnu. Pradėsiu porint po naujum gal, žiūrėsiu kaip oras man čia. Kada čia šalnos tos praeis, ar čia bus, ar neteis. Šiaip tai, aišku, gal greičiau po 3 karalių. Kažkas tokio, ten patinus anksčiau suleisiu, kad lizdus, aišku, aš jam paskirstysiu tos lizdus, bet įleisiu taip, kad apsidaužytų. Ką perėsiu, neperėsiu, aš čia daug, aš turiu ką. Turiu savo čia, gal šeichų biški čia Lietuvai labai mažai, ką aš čia nieko, aplamai Lietuvai nieko aš neperėsiu savo ir turiu ten žmonėm dar kažką tai į užsienį, bet savo pagrindė dabar noriu, dadirbau gal, nežinau kaip, gal datvirtinau šeichus. Pažiūrėsim ten kaip su marmuru valgių gausis. Va, o šiaip tai sakau, jau mes po naujų metų suleisim kaip kurios paukščius. Kai mano draugas sako, blemba, tiek turi ten gražių paukščių, niekam nerodai. Nu, yra kam reikia rodyti, yra kam ko nereikia rodyti. Lietuviai dar nelabai pasiruošę gražiam paukščiam. Tai va, taip kad turim darbų, vyrai, taip kad nesnauskim. Pradėkim nuo šiandien, kad rytoj nebūtų vėlų. Gerai, visiems ką. Sėkmės, pasimatysime kitą kartą. Iki.